Sveiki įsijungę Mėnulio radiją. Šį kartą girdėsite pasaką apie tai, kaip papūga radijui keikės. Buvo kartą papūga, kuri labai keikėsi. Ji mintinai ir labai raiškiai mokėjo visus tuos žodžius, kurių sakyti šiukštu negalima. Jei jūs tik mokate kokių negražių keiksmažodžių, tai ta papūga visus juos mokėjo ir dar tuos, apie kuriuos negirdėti nesate girdėję. Taigi tą papūgą ėmė ir nusipirko kartą žurnalistė iš radijo. Aš visą dieną labai daug kalbu, pamanė savo žurnalistė Janina. Kiek galima, reikia, kad ir kažkas kitas be manęs namie pakalbėtų. Janina nusipirko papūgą, o su ja kartu ir narvelį, sėklyčių ir mažą veidrodėlį. Mat papūgos labai mėgsta su savimi šnekėtis. Parsineša žurnalistė tą papūgą namo, įpila sėklyčių palesti, o pati įsijungia radiją orų prognozės išgirsti. Šiandien pietų Lietuvoje +20, retkarčiais palyja, naktį galima perkūnija, praneša radijas. O papūga tik plast sparneliu ir pakartoja. Šiandien pietų Lietuvoje +20, kartais palyja, naktį galima perkūnija. Janina pakelia antakius, prieina prie narvelio ir sako: Gerai, rytoj Lietuvoje parlamento rinkimai, visus kviečiame eiti balsuoti. Pakartok. Gerai, rytoj Lietuvoje parlamento rinkimai, visus kviečiame eiti balsuoti. Pakartok. Tai nudžiugo Janina ir iš karto sugalvojo išmokyti papūgą visą rytdienos pranešimą. Tegu papūga vietoj jos radijui tauška, o Janina tuo metu galės ramiai sau gerti kavą terasoje. Planas geras. Janina jau ruošia pranešimą, o papūga leso sėklas ir nė neįtarė, kad jau rytoj kalbės visai Lietuvai. Deja, Janina nežinojo, kad ta papūga mokėjo ir visus keiksmažodžius. Todėl, kai kitą dieną papūga išėjo į radijo eterį, tai ir pasipylė. Kas bus išrinkti į naująjį parlamentą? Sužinosite mūsų laidoje. Oras Lietuvoje šiandien debesuotas, daugumoje vietų lyja. Temperatūra nukrito iki 15 laipsnių šilumos. Ir taip toliau ir panašiai. Radijo direktorius už galvos susiėmęs bėga koridoriumi ir įspyręs eterio duris, tuoj pat atjungė mikrofoną. O Janina tuo metu gėrė sau kavą terasoje ir nieko negirdėjo. Kiek galima to radijo klausytis, reikia kartais ir tyloje pabūti, o ypač sekmadieniais, galvojo ji. Bet direktorius galvojo kitaip. Jis nunešė papūgą Janinai į terasą ir liepė tučtuojau keliauti arba skristi, kaip kam patogiau, namo ir grįžti į radiją tik išmokus gražiai kalbėti. Prieš išeidamas dar treptelėjo kulnu į grindis ir taip riebiai nusikeikė, kad net papūga nustebo ir žinoma, tuoj pat tą žodį pakartojo. Janina pamosavo pirštų papūgai ir sako: Nieko nebus, jei norime dirbti, turėsiu išmokyti tave gražiai keiktis. Ir iš viso, kodėl tu keikeisi, klausė ji, juk mano pranešime jokių keiksmažodžių nebuvo. Bet papūga atsakė, kad radijo eteris sukėlė jai labai daug streso ir tie visi negražūs žodžiai ėmė ir savaime įsprūdo. Janina buvo gailestinga žurnalistė. Grįžusi namo, ji pasiėmė didelį popieriaus lapą ir ėmė kurti naujus, gražius keiksmažodžius. Užtruko visą naktį, vis rašė ir trynė ir rašė, kol galiausiai pripildė visą lapą ir tik paryčiais nuėjo miegoti. O kitą dieną ji vis kartojo naujuosius keiksmažodžius papūgai, na, o ši mokėsi. Gaidys sviestuotas, sako Janina. Gaidys sviestuotas, kartoja papūga.
žalia duona rupūžė skūra. Žalia duona rupūžė skūra. Arba pienas prisvilęs tu kefyrę surūgęs. Pienas prisvilęs tu kefyrę surūgęs. Papūgai puikiai sekėsi mokytis naujųjų keiksmažodžių ir į vakarą ji jau tiek daug jų mokėjo, kad senieji iš galvos išgaravo. Papūgų galva, matote, ne tokia didelė kaip žmogaus ir vietos ten yra tik ribotam žodžių skaičiui. Kai labai daug naujų žodžių išmoksta, senuosius papūgos pamiršta. Ir šiaip kartoja tai, kas labiausiai patinka, o naujieji keiksmažodžiai papūgai labai patiko. Kitą dieną Janina su papūga grįžta į radiją, atsiprašo direktoriaus, net gėlių padovanoja ir prašo vėl į eterį eiti kalbėti. Direktorius pagalvoja ir leidžia. Janina kaip nekaip jau 10 metų radijui dirba, visigi klaidų padaro, reikia duoti žmogui progą pasitaisyti. Janina paglosto papūgą, pakužda į ausį pranešimo pradžią ir įjungia mikrofoną. Sveiki visi Lietuvos gyventojai, su jumis sveikinasi Papūgų radijas, netrukus girdėsite naujienas. Šiandien Vilniuje ir Kaune sviestuotas gaidi kilometriniai kamščiai. Visus išvažiavusius prie jūros kviečiame maudytis atsakingai, nes pagal naujausius duomenis Baltijos jūra žalia rupūžė skūra yra 4. pagal užterštumą pasaulyje. Parduotuvėse avokadai pabrango net 9 prisvilusiais centais, o miesto centre ledų kainos kefyretų surūgęs pakilo 10%. Oras karštas +28 laipsniai šilumos, naktį galima perrūgusi perkūnija. Užbaigė pranešimą papūga ir Janina patenkinta išjungė mikrofoną. Taip žinias papūga skaitė visą vasarą ir per tą vasarą Lietuvos žmonės išmoko daug naujų keiksmažodžių. Direktorius paskyrė Janinai ir papūgai premiją už tautos lavinimą. Ir iš tiesų visi džiaugės, dabar galėjo keiktis ne tik rusiškais ar lenkiškais, bet ir lietuviškais keiksmažodžiais. Ko gero, keiktis galima kaip kam noris ir kaip patinka, bet jei jau žmogus ar papūga kalbi radijui, gatvėje ar kokioj kaviniai, tai geriau naudoti tik gražiuosius keiksmažodžius, kad ausys aplinkiniams nenukristų. Mieli klausytojai, jei sugalvosite naujų keiksmažodžių, parašykite mums. Papūgai vis dar patinka išmokti naujų.